Laidą Svajonių sodai tęsiame toliau apie pačias opiausias sodininkų problemas. Dalinamės laidos žiūrovės Viktorijos Maksimovos iš Rokiškio rajono video, kuriame matyti vienas populiariausių Lietuvoje kenkėjų, kuris sugadina mūsų augalus, sunaikina mūsų derlių. Ką daryti, kaip gelbėtis? Patarimo prašome laidos konsultantės bendrovės MKDS komercijos direktorės Linos Mikulskytės. Kaip mes galim visų pirma kovoti? Kokios tos yra priemonės? Kovosim šiandien su kurkliais ir kovosim biologiniu būdu, nes yra nematodai, kurie yra natūralus priešas kurkliams. Ir šitame sklype, kur atvažiavim, yra didelė kurklių invazija ir žmonės kenčia, nes sugadina daugybę derliaus. Mokslininkai dabar yra išskyrę 90 skirtingų nematodų, kurie veikia ir kontroliuoja vabzdžius, konkrečiai kenkėjus ir jų populiaciją pasaulyje ir komercializuoja tam tikrus nematodus pagal kenkėjo rūšį. Jie veikia konkrečiai tik tą vieną kenkėjo rūšį, nekenkia nei sliekam, nei naudingai florai, faunai, nekenkia jūsų augalam, net jum pačiam. Kai jūs dirbat su nematodais, nereikia naudoti jokių apsaugos priemonių. Dabar kodėl sunkiau suvaldyti kurklių populiaciją, nes kurklys laksto, skrenda ir gali bet kada nutūpti kažkur. Ne? Tai mūsų tikslas yra apdoroti dirvą, kad jie landžiodami po visur gautų užkratą. Taip, ir dabar tie požymiai, kad mes turim kurklių. Taip, dabar, kad turim kurklių, tai pirmiausia, matom, kad vysta augalai. Nežiūrėjau, iš to gražiai augo braškės ar kažkokie tai jūsų derliaus, kad ir bulvės, ir kas ir pradeda vysti augalai, nes yra nukandama šaknų sistema ir augalas tiesiog ant akių vysta. Ne? Taip pat matosi dirvoje skylutės. Matosi, kad neseniai buvo išlindęs kurklys. Tos skylutės yra charakteringos, tokios apvalios, labirintai. Tai jeigu matom tas skylutės, jas ir reikėtų taip pat apdoroti nematodais, nes reiškia, čia yra kurklio takas. O dabar Lina Mikulskytė parodys, kaip naikinti kurklius nematodų pagalba. Kai gaunat nematodus, siuntinį, jūs išsiemat maišelį ir įdedat į šaldytuvą, iki tol, kol pradėsite savo darbus sode. Pirmiausia, ką mes turim pasižiūrėti, kad būtų tokia diena arba apniukus, arba vakaras, nes nematodai yra jautrus saulės spinduliam. Labai svarbu dirvos drėgnumas. Tai jeigu matome, va čia pradžiuvusi truputį dirvą, mes paimsim ją, susidrėkinsim, tada užliesim nematodais ir vėl ant viršaus nulaistysim vandeniu, kad nematodai geriau sulystų į žemę gilyn ir pagautų kenkėją. Darbai prasideda nuo dirvos sudrėkinimo ir tik po to pilsime nematodus į daržą ir į sodą. Svarbu yra taip, kad jeigu jūs jau nematodus aktyvuojate vandens kibire, tai visą procesą turėtumėt atlikti valandos bėgyje, nes nematodai yra taip pat gyvas organizmas, jie ilgai vandenį būti negali, jiems pritrūks oro. Tai yra milteliai, nematodus visus pilame į kibirą. Į vieną indą, ar ne? Vieną indą. Čia yra jūsų tas tirpalas pagrindinis, kurį mes dalinsime ant daugiau laistytuvų. Kiek čia tų nematodų gali būti? Milijonai, milijardai? Čia yra 250 milijonų. 250 milijonų nematodų? Taip, tai yra skirta koncentracija, sudaryti koncentraciją 5 aram žemės apdoroti. Kadangi čia turim 5 arų sklypą, tai skaičiuojam paprastai 10-20 laistytuvų reikės tokiam sklypui apdoroti. Tai jeigu 10 litrų kibiriuką prasiskėdėm, tai reiškia, mes naudojam laistytuvai 0,5 litro tirpalo, ne? Kadangi nematodai yra gyvi ir su nešančia medžiaga dažnai nusėda, todėl prieš kiekvieną pasėmimą mes pasimaišom, semiam nematodus, pilam į laistytuvą. Po 0,5 litro maždaug? Maždaug po 0,5 litro, jeigu mes paskaičiuojam, kad 20 laistytuvų galbūt naudosim, ne, šitam plotui apdoroti. Laistome visą sodo ir daržo plotą, kur jau matėme padarytas skylutes. Nematodus, kai laistome, reiktų, kad būtų dirva atidengta. Jeigu turime pleveles, agroplėveles, austinės medžiagas, jas reiktų visas
patraukti į šoną, apdoroti nematodais ir galite vėl uždengti, nes nematodai nepraeina per pačią plėvelę. Štai mes čia laistom viengalvius, daugiagalvius svogūnus, tai ar tie nematodai nekenkia mūsų maistui? Ne, nematodai iš viso nekenkia nei maistui, nei gyviesiems organizmams, naudingiesiems, nei žmogui. Tai jeigu norite daržovės po palaistymo naudoti valgymui, tiesiog nusiplaunate ir valgote, nes visi nematodai, kuriuos naudojame, yra gamtoje egzistuojantis mikroorganizmai, jie negali jums kenkti. Geriausias laikas kurklių naikinimui nematodais yra vasara, sako MKDS komercijos direktorė Lina Mikulskytė. Ar pakaks vieno laistymo priklausys nuo to, ar pavyko sunaikinti kurklių lizdus. Daugiau informacijos apie kurklių naikinimą rasite www.mkds.lt.